Sveiki draugai, mes turim tikslą aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų per 10 dienų. Taisyklės labai paprastas. Aplankyti 3 parkus per dieną, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Vakar aplankėm Vanduo Marse vandenlenčių parką Kaune. Na, o šiandien rytas yra ko gero sunkiausias visoje kelionėje. Prasideda 7 diena, yra apniukę, lyja, šalta, šiuo metu yra 12 laipsnių, bet aišku, tai mūsų nesustabdys ir mes keliaujame į kitą parką. Tai susitiksim pakeliui ten. Sekantis parkas, į kurį važiuojam, yra Apollo Wake parkas, kuris Šakiuose. Tai tiek Šakiuose, tiek pačiam parke niekada nėra tekę lankytis, tai įdomu bus pamatyti ir aplankyti parką pirmą kartą. Kiek žinau, parkas be vandenlenčių parko turi dar ir sportinius bagius, katerį, keturračius, vandens batutus, realiai viską, ko reikia aktyviai praleisti laisvalaikį. Tai labai įdomu pamatyti šį parką ir juos aplankyti. Važiuojam pažiūrėti. Sveiki. Andas. Oro sąlygos įdomios. Šakiuose. Oro sąlygos neletina, bet pažiūrėsim, ką galime iš to išspausti. Tai manau, aš ne vienas vandenį. Yra vyrukas su... Ja, bet orai labai nekokie papuolė šią vasarą. Buvo 12 laipsnių lauke, jutiminė kokie 6. Kaip smarkiai šalta. Nu taip, kai būtų spalio pabaiga ir eitum per lietų ir tiesiog vėjui pučiant.
7 diena, 19 parkas ir kaip tikriausiai jau supratote iš praeitų epizodų, orai mūsų nelepina, bet nepaisant to vis tiek tai netrukdo smagiai prasiplaukti ir šiandien plaukiam Šakiuose, nors ir vėjas pūtė, truputėlį net ir lietaus gavom, bet plaukti man tikrai patiko. Puikiai pavyko rytinė mankšta, puikiai prasiplaukiau. Tai neleiskit, kad už langų šviečianti saulė jūs apgautų. Oras, saulė išlenda vos minutei, 2 ir vėl pasislėpia. Tai orai nedžiugina, bet parkas įkurtas vos prieš 4 metus. Stovi Wakestationo figūros ir Wakestationo 3 trosų sistema. Tai sistema net ir esant vėjai tavęs neneša į šoną, jis tempia tave taip, kaip ir turėtų tempti. O pats parko įkūrėjas Paulius, jis yra daugkartinis automobilių slalomo čempionas, tai visi jo trofėjai yra matomi kavinės viduje. Tai jau matosi jo noras kurti tokią vietą, kur ir ne tik tai wakeboarderiai, bet ir visa šeima galėtų atvykti, poilsiauti, nes esant šiltiems orams, jie turi gražią terasą su vaizdu į ežerą, paplūdimiai, vaikams yra batutai, karstinės, pūtų patranka. Sakė, kad pūtų patranka yra didžiausias hitas Šakiuose, nes pritraukia tikrai labai daug vaikų, kelia daug džiaugsmo. Tai mano manimu, tokie parkai turėtų būti ir toliau plėtojami, nes tai yra traukos centras Šakių, nes tai yra vienas pagrindinių vandens telkinių šalia Šakių. Ir sakė, kad vasarą, kuomet geri orai, čionais tikrai žmonės plūsta, nes yra ir kateris, nes tas tvenkinys driekiasi dar toliau už medžių, kur net nesimato, ir sakė, kad su kateriu ten galima plaukioti. Dar reikia paminėti būtinai, kad įsirenginėja ir malkų krosnį picom kepti. Tai man visada labai smagu matyti, kuomet parkai plečiasi ir bando pritraukti vis daugiau žmonių, nes vandenlentės tikrai yra ne vien tik tai suaugusiems, ne vien tik tai vandenlenčių mėgėjams, o tai tampa jau tiesiog hobių ir vandenlenčių parkai tampa jau traukos centrų visai šeimai. Tai tą labai visada smagu matyti. Na, o mes dabar jau keliausim į 20 savo kelionės parką, tai artėjam link 2/3. Tai kaip visuomet prenumeruokit kanalą, susitiksim kitame epizode, o mes keliaujam į kitą parką, apie kurį jau rytoj sužinosit ir jūs. Iki. Iki.